Sveiki visi atvykę į Vilniaus Vyčio gimnazijos tinklalaidę iš arčiau. Ir šiandien turime mūsų 17 pašnekovę, jeigu nemeluoju, 18 pašnekovę Adelę. Tai labas Adelė. Labas Dalonai. Dabar mes turime tokį kaip ir žaidimuką, tai įsitraukiam po vieną kortelę ir užduodam klausimą vienas kitam. Gerai. Tu nori pradėti ar man pradėti? Pradėk. Gerai. Koks tau yra geriausias būdas atgauti jėgas? Turbūt būtų sportas, maistas ir miegas. Tokie 3 dalykai pagrindiniai. Ok, gerai, ačiū. Mano klausimas tau būtų apibūdink, kaip atrodytų tavo tobula diena. Mano tobula diena. Aš šiaip mėgstu ilgai miegoti. Nemėgstu iki 12:01, bet taip kokiu 10 iki 11 aš mėgstu išsimiegoti. Tai aš matyt išsimiegočiau. Tuomet man labai patinka pusryčiai. Jeigu taip reikėtų pietus, pusryčiai ar vakarienė, tai man patinka pusryčiai. Visokie blynai, nežinau, kava arba ta, kaip nors įdomiai kavą pasidaryti. Ir taip pavalgyčiau sočius, skanius pusryčius. Mėgstu juos ir mieste valgyti, tai gal važiuočiau į miestą, su kokiais draugais pavalgyčiau tuos pusryčius. Tuomet, ką aš dar veikčiau? Man tik susitikčiau su savo draugais, nes dabar per studijas ir darbus vis mažiau laiko lieka tokiam linksmiems pasibuvimams, tai matyt, susitikčiau su savo šiek tiek gal užmirštais tam tikrais draugais, kuriuos neturiu galimybės kasdien pamatyti. Ir kas dar būtų? Nežinau, matyt, būtų kažkokių dainų, muzikos, šokių toj dienoj, nes tai irgi yra didelė mano gyvenimo dalis, kuri teikia daug džiaugsmo. Tai jo, ir matyt, gamtos būtų irgi toj dienoj, gal koks pasivaikščiojimas parke arba, nežinau, kur nors išvažiavimas šiek tiek už miesto, tai į mišką kokį. Tai va, tai manau, kažkas tokio būtų. Na tai labai siejasi tas klausimas. Iš esmės, ar galėtumėte jūs save pristatyti, kaip leidžiate savo laisvalaikį? Tai kaip leidžiu savo laisvalaikį, gerai. Tai aš be to, kad dirbu mokykloje, aš dar studijuoju universitete, Vilniaus universitete, psichologiją ir dar turiu gretutinės studijas pedagogikos. Tai būdama tame universitete, kai įstojau į jį ir nuo pirmo kurso nusprendžiau, kad noriu prisidėti ir prie tokio Vilniaus universiteto folkloro ansamblio Ratilio. Tai mano labai didelę laisvalaikio dalį, tą laisvą laiką užima būtent folkloras. Tai dainavimas, šokiai, visokie pasakojimai, žaidimai folkloriniai ir tokie dalykai. Tai mes daug repetuojam, daug koncertuojam, keliaujam po Vilniaus įvairias vietas, Lietuvos ir netgi Europos įvairias šalis. Tai va, tai ganėtinai daug laiko užima ta muzika ir lietuviškas folkloras. O šiaip tai laikas su draugais pokalbiai. O ar galėtumėt papasakoti, kaip jūs pasirinkote psichologiją ir kodėl? Tai šiaip istorija tai ganėtinai ilga yra, kad kai aš dar buvau mokykloje, galvojau, kad aš intensyviai šokau. Šiaip pradžioje mokiausi Čiurlionio menų mokykloje ir ten mokiausi baleto specialybę, klasikinį šokį. Ir kažkaip galvojau, kad gal aš ir būsiu ta šokėja ir profesionaliai to užsimsiu, tai reiškia balerina būsiu. Bet tada kažkaip viskas keitėsi, aš išėjau iš tos mokyklos, pradėjau eiti į paprastą gimnaziją ir liko šokis tai kaip hobis. Ir tas hobis buvo ne jau klasikinis šokis, o šiuolaikiniai šokiai, tie vadinami contemporary. Ir tada aš galvoju, gal aš nenoriu būti balerina, bet gal aš visai norėčiau būti šiuolaikinio šokio šokėja. Ir tuomet, pasibaigus 12 klasėje, aš galvoju, aš stosiu į šiuolaikinį šokį į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Ir aš per išankstinį stojimą stojau. Aš surinkau tą maksimumą balų ir jau vasarą, jeigu būčiau teikus tuos savo balus į Lama BPO sistemą, aš jau būčiau įstojus tiesiog. Bet tada kažkaip vasarą aš sudvėjojau ir galvojau, gerai, aš būsiu šokėja, kas toliau, ką aš dar norėčiau su to daryti. Ir supratau, kad man yra labai įdomi sfera judesio terapija, meno terapija, šokio terapija, visi šitie dalykai. Ir kažkaip aš galvojau, gal man būtų
naudingiau ir netgi įdomiau pirmiausia pasibaigti bakalaurą psichologijos ir tuomet šalia gal kažkaip vis tiek tą šokį palikti, vystyti kaip hobį ir po to magistrui bandyti jau stoti tą judesio terapiją. Tai aš taip sumanius kažkaip ir nusprendžiau, kad pirmiausia aš studijuosiu tą psichologiją, o po to kažkaip gal į tai įjungsiu tą šokį. O šiaip tai aš mėgstu bendrauti, būti su žmonėm, kažkaip mėgstu ir pati pašnekėti ir jų klausyti. Tai man atrodo šita profesija tokia visai žavi, kad gali būti taip imtimiai ir arti prie žmogaus. O gal galėtumėt papasakot, kaip atrodo būtent paskaitos? Ar yra kažkokių įdomių dalykų, kur iš tikrųjų niekas nežino ir sužinai tik iš dėstytojų? Aha. Kaip atrodo mano paskaitos. Šiaip universitete galiu pasidalinti, kad yra tos teorinės paskaitos, kur jau mes dažniausiai ateinam visas kursas, tai mūsų yra šiuo metu apie 90 žmonių, susėdami didelę auditoriją ir tiesiog dažniausiai klausom to, ką dėstytojas dėsto. Tai tokia labiau pasyvus laikas, kur tu tiesiog klausai, konspektuojas, o taip pat dar turim seminarus, kur jau būna žymiai mažesnės grupės, būna apie 15-20 žmonių ir jau mes atliekam kažkokias praktikas. Tai ne tik klausom, bet ir bandom kažką ištestuoti, tai ką išgirdom. O bendrai, nežinau, kažkokia įdomi informacija, net nežinau, ar čia kažką išgirstam, ko šiaip neįmanoma sužinoti, nes tikrai daug tos informacijos yra ir internete, YouTube, Instagram, visokie reelsai, tai daug yra tame ir tiesos, tai dabar net nežinau, ką čia sugalvoti, bet galiu tiesiog pasidalinti mane dominančią sritimi, kurioje aš noriu rašyti ir savo bakalaurinį darbą, tai yra prieraišumo stiliai, toks įdomus dalykas, angliškai attachment style. Ir kaip įdomu, kad jie jau formuojasi vaikystėje, ankstyvoje ir kokią didelę įtaką jie padaro po to suaugusio žmogaus gyvenimui. Tai jie susiformuoja bendraujant tam kūdikiui su pirminiu globėju, tai reiškia dažniausiai mama, kartais būna tėtis, gal seneliai, jeigu nėra tų tėvų. Ir po to, kaip tas santykis persikėlė į mūsų romantinį santykį su antra pusė, su mūsų vaikais, su mūsų draugais. Ir atrodo, kaip įdomu, kad tai, kas įvyksta vaikystėje, padaro tokią didelį įtaką po to mūsų likusiam gyvenimui. Tai čia toks, ne tai, kad įdomus faktas, bet mane dominanti sritis, į kurią aš gilinuosi. Na tai mokykloje jūs taip pat esate karjeros specialistė. Kaip iš tikrųjų pavyksta derinti mokslus ir darbą? Nėra lengva, nes ir mokykloje dirbu nemažai valandų ir universitete ir yra tam tikrų privalomų dalykų, kur yra būtina būti, bet kaip prieš tai minėjau, yra paskaitos ir yra seminarai, tai universitete yra tokia tvarka, kad seminarai yra privalomi, jeigu tu nelankai jų, tavęs tiesiog neperkeli į kitą kursą, ir tu turi jį kartoti, tai lankomumas tikrai yra privalomas, tai juos atsakingai lankau, bet paskaitos yra neprivalomas, būtent mūsų fakultete, tai kartais būna, kad praleidžiu vieną kitą ir paskaitą, tuomet tenka savarankiškai pasimokyti, bet visgi stengiuosi kiek įmanoma kiek daugiau jas eiti. O šiaip esu labai dėkinga mokyklai ir administracijai, kad man sudėlioja taip tvarkaraštį, kad aš galėčiau būti ir universitete, ir lankyti paskaitas, ir dirbti. Tai reiškia, esu tokia dėkinga ir lokacija yra ir mokyklos, ir mano universiteto, nes mano universitetas, tai aš esu filosofijos fakultete, kuris yra prie prezidentūros. Tai yra visai, galėčiau sakyti, mūsų kaimynai. Tai kartais yra tokių dienų, kur aš ateinu į darbą, pavyzdžiui, pravedu pamoką, tuomet išeinu į paskaitą, atbūnu vieną paskaitą, tada grįžtu čia, turiu konsultaciją kokią nors karjeros. Tai žodžiu, daug dinamikos ir judėjimo toje dienoje, bet yra įmanoma. Tai O kaip manot, kuo užsiimsite ateityje? Tai visgi liksite mokykloje ar eisite ties psichologijos keliu, kai baigsite studijas? Tiesą pasakius, aš dar nežinau, bet kažkaip ta nežinomybė man yra tokia rami, nes aš kažkaip toks jaučiuosi lyg žmogus, kuris neprapuls. Aš kažką tikrai sugalvosiu. Tai yra minčių
pradėti studijuoti magistrą, nes šiuo metu aš esu bakalauro studijų paskutiniuose metuose. Tai Lietuvoje yra taip, kad jeigu tu pasibaigi bakalaurą, tai dar nereiškia, kad tu esi psichologas, tai reiškia, kad tu turi bakalaurą, bet jeigu tu nori konsultuoti ir būti toks tikras psichologas, tau dar yra būtinas magistras, kas yra Lietuvoje 2 metai. Tai galvoju apie magistro studijas. Dėl krypties dar abejoju, bet dar vis yra mintis apie tą judesio terapiją. Taip pat, kai pradėjau dirbti mokykloje su jaunimu, atėjo mintis ir apie edukacinės psichologijos studijas, tai irgi daugiau apie darbą su jaunimu, edukaciją, švietimą, tai gali būti, kad vieną dieną aš ir mokykloje užimčiau psichologijos pareigas, tai gali būti ir taip. Taip pat domina mane ir karjeros sritis ir dar labiau nerti į tai ir kaip padėti jaunimui susigaudyti tam. Tai tokiai nežinomybė ir įvairoviai visokių profesijų ir pasirinkimų ir kaip padaryti tą geriausią būtent tam žmogui individualų sprendimą. Tai šitas rytis taip pat man yra labai įdomi, tik žavu, kad jos viena kitą papildo ir nėra tokios labai, labai skirtingos, yra kažko susijusios. Tai dabar turiu vienintelį tikslą pasibaigti tas bakalauro studijas, o tada žiūrėsim, kaip bus toliau. O ar nėra tokios kaip ir nežinomybės, kad gal manot, kad psichologo profesija nebebus reikalinga po kažkiek metų? Jo, visuomeniai pasigirsta tokių kalbų, taip esu tikrai girdėjus. Ir matyt, tai glaudžiai susijęs su dirbtinio intelekto naudojimu, nes dabar žmonės sako, ką man eiti pas tą psichologą ir mokėti pinigus, kai aš galiu nemokamai pasikalbėti su ChatGPT ar kitom programėlėm dirbtinio intelekto. Tai aš kažkaip tame rizikos nematau. Iš tos pusės, kad aš manau, kad žmonėms reikia žmonių, jiems reikia tikro bendravimo, gyvo bendravimo ir to niekada nepakeis kažkoks robotas ir kompiuteris. Bet tuo pačiu matau didelę riziką tame, kad žmonės naudoja tą dirbtinį intelektą kaip pagalbą, būtent tą psichologinę pagalbą, nes tai yra labai naujas sritis. Tame nėra padaryta užtektinai tyrimų, dar labai neseniai tai yra atsiradę ir jau dabar esu skaičius straipsnių, kad yra paduodam į teismą dirbtinio intelekto tos programėlės ir kūrėjai dėl to, nes priveda žmonės, konsultuojant juos psichologiniais klausimais, priveda tikrai tokių negerų veiksmų žalojančių save. Tai aš kažkaip irgi norėčiau paskatinti taip atsargiai ir atsakingai neišjungiant proto naudotis tomis programėlėmis, nes tikrai tai yra labai nauja sritis, kur mes dar nežinom, link ko tai veda ir kokių pasiekmių gali turėti. Ir dabar turime tokius 2 klausimus, kuriuos užduodam kiekvienam pašnekovui. Tai kas yra jūsų autoritetas? Mano autoritetas. Manau, kad mano mama yra mano autoritetas, nes ji yra nuostabus žmogus, yra ne tik mano mama, bet ir mano labai gera draugė. Yra labai šiltas, nuoširdus, atviras labai žmogus, ką aš irgi manau iš jos perėmiau, kad taip kartais, net jeigu sunku, bet galiu pasakyti į akis tiesiai, atvirai savo nuomonę, tai tikrai iš jos tą perėmiau. Ir taip pat ji yra labai drąsi ir jo, būdama virš 50 metų, jie paėmė ir drastiškai pakeitė savo profesiją, gyvenimo kelią ir kažkaip siekė kitos karjeros ir pati daug dainuoja, irgi šoka džiazą, savanoriauja krizinio nėštumo centre. Žodžiu, daug dalykų daro ir kažkaip labai mane įkvepia. Tai ir aplink save būrė didelę bendruomenę žmonių, jie vis skambina, visi rašo, jie atrodo visą laiką, visi kažko iš jos nori. Tai žodžiu, man yra labai žavi mano mama ir irgi noriu pati, nors kiek tapti panašesnė į ją. Na ir kokia būtų didžiausia jūsų svajonė? Didžiausia svajonė. Manau, kad svajonės dažnai mano sukasi apie žmonės ir apie šeimą. Tai labai, labai noriu sukurti gražią, didelę šeimą ir tikiu, kad vieną dieną taip ir bus. Tai manau, tai yra mano svajonė. Tai tada labai linkiu, kad tai išsipildytų. Ačiū visiems, kurie klausėte šiandien ir iki kitų kartų. Ačiū. Ačiū.